Sveiki, mėlyjeji! Šiandien pakalbėsime apie žiemos šventę Užgavėnes. Užgavėnių šventė tai yra žiemos pasitraukimo ir pavasario sutikimo šventė. Per šią šventę siūloma panaudoti įvairius triukšmingus instrumentus ir sukelti kuo daugiau triukšmo. Per Užgavėnes labai smagu apsirengti keistais drabužiais, pasigaminti įvairių kaukių, kurios turėtų būti kuo baisesnės ir linksmesnės, kad prajuokintume kitus ir išgąsdintume žiemą. Štaigi, pasižiūrėkite, kokie įdomus kostiumai ir kaukės. Norint įsijausti į šventę, būtina atrasti savo kokią nors kaukę. Štai mano kaukė arklio kaukė. Kad Užgavėnės būtų dar smagesnės, žmonės prigalvoja smagių žaidimų. Vienas iš jų, kurį mokėmės, meškos šokis ir ožkos žaidimas. Taigi taisyklės tokios. Vienas vaikas išrenkamas į rato vidurį, jis bus ožkytė arba ožiukas. Likusieji eina ratu ir dainuoja. Bėgo ožka per mišką, bebėgdama suklumpa, vienas ragas kėpso, visi vaikai vėpso. Tuomet viduryje stovintis ožiukas arba ožkytė rodo visiems sugalvotus judesius ir vaikai tuos judesius kartoja ir dainuoja. O jūs vaikai nevėpsokit, paskui ožką šokinėkit. O jūs vaikai nevėpsokit, paskui ožką šokinėkit. Lašininis ir kanapinis yra vieni svarbiausių šios šventės personažų. Lašininis tai persivalgęs ir sotus, o kanapinis liesas ir labai alkanas. Jie pykstasi, kovoja ir bando išsiaiškinti, kuris gi stipresnis. Tai žiemos ir pavasario kova. Jeigu kanapinis laimi, o lašininis pabėga, tai reiškia, kad greit ateis pavasaris. Šventės pabaigoje yra deginama morė. Morė yra aprengta moteriškais drabužiais ponia. Ja degindami išvarome visą blogį, visas ligas bei blogas mintis. Visi prisivalgę ir žaisdami sniegu bei kitus žaidimus skanduoja visi kartu. Žiema, žiema, be kiškiemo. Žiema, žiema, be kiškiemo. Per Užgavėnes reikia sočiai ir daug pavalgyti. Vienas iš labai paprastų receptų yra blynai. Labai greita, paprasta ir smagu pasidalinti bei juos valgyti. Taigi šiandien pakalbėjome apie Užgavėnių šventę. Manau, kad tikrai namuose įsikepsite skanių blynų. O dabar pabaigai kviečiu padainuoti dainą apie blynus. Blynai. Kepė, 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 kepė mama blynus. Kepė, 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 kepė mama blynus. Blynai, jūs skanumynai, jūs gardumynai, jūs Lietuvos. Blynai, jūs skanumynai, jūs gardumynai, jūs Lietuvos. Kepė, 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 kepė tėtis blynus. Kepė, 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 kepė tėtis blynus. Blynai, jūs skanumynai, jūs gardumynai, jūs Lietuvos. Blynai, jūs skanumynai, jūs gardumynai,
iš Lietuvos. Kepė, 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 kepė sesė blynus. Kepė, 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 kepė sesė blynus. Blynai, iš gardumynai, iš Lietuvos. Blynai, iš gardumynai, iš gardumynai, iš Lietuvos. Kepė, 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 kepė brolis blynus. Kepė, 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 kepė brolis blynus. Blynai, iš gardumynai, iš gardumynai, iš Lietuvos. Blynai, iš gardumynai, iš gardumynai, iš Lietuvos. Lietuvos.